pakalbėkime apie kelis paprastus ir praktiškus patarimus, kaip vairuoti saugiai ir išvengti didelių nuostolių. Atkreipkite dėmesį, jog jūsų atsakomybei perduodamas brangus įmonės turtas, dažnu atveju visiškai naujas automobilis su nuline rida, kurio vertė 30–40 tūkstančių eurų. Todėl labai svarbu vairuoti atsakingai ir laikytis kelių eismo taisyklių, nedelsiant pranešti apie bet kokius gedimus ar pažeidimus. Eksploatuoti automobilį rūpestingai, ypač vykstant į ilgesnes komandiruotes. Ant automobilio prietaisų skydelio rasite QR kodą, kuris nukreips jūs į vairuotojo atmintinę. Vairuodami ES šalyse atsidurite ne tik kitoje kultūrinėje aplinkoje, bet ir skirtingoje teisinėje sistemoje, kur galioja skirtingos eismo taisyklės ir baudos. Pavyzdžiui, viršijus greitį daugiau nei 25 km/h Nyderlanduose, bauda gali siekti iki 500 eurų, o vairuotojo pažymėjimas gali būti atimtas net 3 mėnesiams. Siekiant to išvengti, visuose mūsų automobiliuose įdiegta GPS įranga, kuri stebi greitį ir apie bet kokį jo viršijimą bus nedelsiant pranešta. Griežtai draudžiama vairuoti apsvaigus. Bet koks eismo įvykis, kurį sukelsite būdami neblaivus ar apsvaigę nuo narkotinių medžiagų, gali kainuoti labai brangiai. Tiek dėl baudžiamosios atsakomybės, pavojaus jūsų ir keleivių sveikatai bei gyvybei, tiek ir dėl milžiniškos finansinės atsakomybės. Pavyzdžiui, eismo įvykis vienoje iš Europos valstybių, kuriuo metu buvo sužalotas asmuo, kainavo apsvaigusiam vairuotojui virš 161 tūkstančio eurų, o kitais atvejais gali viršyti šią sumą ir daugiau. Šiuo atveju, kaip beje ir chuliganiško vairavimo atveju, žala nėra kompensuojama draudimo. Tyrimai rodo, kad daugiausiai avarijų įvyksta po ilgos darbo dienos arba savaitgaliais, stovėjimo aikštelėse arba žiedinėse sankryžose. Nuovargis, įsiblaškymas ir perdėtas pasitikėjimas savimi padidina avarijos riziką. Dauguma automobilių kėbulo pažeidimų, tokių kaip įbrėžimai ar įlenkimai, atsiranda dėl paprastų, neapdairaus vairavimo klaidų, neatsargiai parkuojantis ar nepastebėjus aplinkinių kliūčių. Saugaus parkavimo patarimai. Pirmiausia, pasiruoškite manevrui. Įvertinkite aplinką ir šalia stovinčius automobilius. Sureguliuokit veidrodėlius, patildykit muziką, kad išgirsti parkavimo jutiklių signalą. Įvertinkite automobilio dydį ir gabaritus ir pradėkite parkuotis lėtai. Nepasitikėkite vien parkavimo jutikliais, tai tik pagalbinė įranga. Visada įvertinkite vaizdą veidrodėliuose, ypač važiuodami atbulai. Nedideli pažeidimai užsienyje gali kainuoti daug. Vidutinė remonto kaina tokių klaidų buvo net 3000 eurų. Būkite itin atidūs parkuojant automobilį ir sutaupysite nemažai pinigų. Visi mūsų veiksmai turi pasekmes. Visa ko pagrindas yra mūsų vairavimo įpročiai. Kaip stipriai bei dažnai spaudžiame akseleratorius ir stabdžio pedalus, ar vairuojame neatidžiai, dėmesį nukreipiant nuo kelio į kitus pašalinius veiksmus. Tada atsiranda realūs kelių eismo taisyklių pažeidimai, leistino greičio viršijimai. Tada susiduriame su realiomis baudomis, kainuojančiomis dažnu atveju 100 eurų ar netgi vairavimo teisių atėmimu. Tada ženkliai padidėja tikimybė padaryti eismo įvykį ir realią žalą turtui, sau ir bendrakeleiviams. Kas galiausiai gresia realiais sveikatos sutrikimais arba dideliais finansiniais nuostoliais. Štai tikras pavyzdys įvykęs praeityje. Vairuotojas kelis kartus buvo įspėtas dėl greičio viršijimo, bet įspėjimus ignoravo. Gavo net 3 didelės baudas už kelių eismo taisyklių pažeidimus. Galiausiai tą patį mėnesį važiavęs dideliu greičiu, nulėkė nuo kelio, apgadino atitvarus, o automobilis buvo nepataisomai sugadintas. Žala siekia 15 431 eurą. Tad ugdydami tinkamus vairavimo įpročius, mažinote eismo įvykių tikimybę.
Patekus į eismo įvykį, vadovaukitės eismo įvykio pildymo instrukcija, kurią rasite nuskaičius tą patį QR kodą prietaisų skydelyje. Būtina per 24 valandas nuo įvykio pranešti apie bet kokius automobilio pažeidimus, įskaitant įbrėžimus, įlenkimus ar kitus kėbulo pažeidimus, Sprintline pagalbos linijos telefonu arba elektroniniu paštu. Nepranešus laiku bus skirta 100 eurų bauda, o draudimas, traktuodamas tai kaip eismo įvykio detalių slėpimą, gali nepadengti žalos. Taigi atminkite, vairuojate brangų įmonės turtą. Užsienyje galioja ženkliai didesnės baudos. Apsvaigus draudimas negalioja. Jei eismo įvykio metu sužalojamas kitas asmuo, nuostoliai gali siekti 100 000 eurų. Išsamią eismo įvykių deklaracijos pildymo instrukciją rasite mūsų pateiktame QR kode. Įvykus bet kokiems apgadinimams būtina pranešti per 24 valandas nuo įvykio. Kelyje būkite budrus. Griežtai laikykitės greičio apribojimų ir nesėskite už vairo, būdami apsvaigę ar jaučiantis didelį nuovargį. Taip užtikrinsite saugią kelionę tiek sau, tiek aplinkiniams eismo dalyviams. Sprintline sako jums ačiū, kad esate atsakingas vairuotojas.